Sveiki. Sveiki dar kartelį šitą nuostabią rudens dieną. Sveikinu su tais, kas pasiruošę nerti giliau, kas nebenori plaukti paviršiumi ir kam galbūt norisi sužinoti daugiau apie save, apie savo esatį. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kas mums trukdo būti savimi ir kodėl vertėtų vis tik rinkti save ir kaip tai atrodo, kai mes renkamės ne save, kai mes renkamės prisitaikyti. Tai dėl ko mes renkamės prisitaikyti? Tai visų pirmiausia, mes prisitaikyti renkamės dėl to, kad turim įvairiausių baimių, kad mūsų ego bijo būti nepripažintas, bijo likti vienas, kad iš tikrųjų socialiniai tinklai ir televizija ir šiaip aplinka formuoja požiūrį į žmogų ir tarsi koks turėtų būti žmogus, nustato, apibrėžia ir mes dažnai tiesiog taip pat tuo remiamės ir tuo vadovaujamės. Ir taip pat įvairios programos mumise įrašytos per daugybę įsikūnijimų ir per tą patį pagrindinį dabartinį gyvenimą žemėje, kai tik tai žmogus gimsta, jame prasideda kūrybinis procesas, tai yra aplinka, kurioje žmogus auga, pradeda formuoti žmogų ir pradeda kurti tam tikras programas. Ir kol vaikas būna mažytis, jisai tų programų neturi ir jisai elgiasi visiškai pagal tai, kaip jam širdis vadovauja ir nurodo, kaip reikėtų elgtis. O vėliau žmonės ir pradedami auklėti mokyklose ir šeimose ir tarsi atsiranda tokie posakiai, kad nebūk išsišokėlis, kad būk kaip visi, kad būti kitokiu yra blogai, kad reikia pritapti. Ir daugybė ir vaikų, ir jaunuolių vėliau taip pat irgi stengiasi pritapti prie vienos ar kitos grupės ir kartais net neįsiklausydami, kas jie iš tikrųjų yra, tiesiog norėdami priklausyti tam tikrai grupiai, pradeda elgtis pagal tos kažkokios grupės taisyklės ar reikalavimus ir taip žmonės išeina į išorę ir mūsų visuomenė, kurioje gyvename, orientuota į išorę ir nėra tokių mokymų ar nežinau, vietų, kur būtų kalbama apie tai, kad žmogus pirmiausia yra asmenybė ir jis turi save priimti ir pripažinti kaip individualią asmenybę, kad iš tiesų žmogus turi pirmiausia žvelgti į savo vidų, o ne išorę. Ir taip, yra religijos, kurios galbūt kalba apie dvasingumą ir kažkokią tai iš dalies ryšį su kažkokiu vidiniu pasauliu savo, bet šiaip iš esmės mokyklose ir šeimose dažniausiai mokama, kaip reikia elgtis, tai kaip elgtis viešumoje, kaip elgtis, koks yra etiketas svarbus, kaip atrodyti prieš kitus žmonės, kaip reikia, žodžiu, kaip būti vertingu aplinkoje, bet niekas nemoko, kaip būti vertingu pačiam savo, dėl savęs, o ne dėl kitų. Tai va, ir iš tikrųjų aš kai pradėjau kažkaip pati gilintis, domėtis apie tai, kaip
kaip vis dėlto sustatytas čia mūsų tas pasaulis, kuriame aš iš tiesų irgi ilgą laiką nesijaučiau gerai, tiesiog gyvenau taip kaip visi, prisitaikydama ir taip pat iš baimės būtent atstumtai, likti vienai. Ir tikrai elgdavausi taip, kaip, sakykime, gili širdie net nesinorėdavo elgtis, tiesiog pati savo pagalvodavau, kad taip, jeigu nepasielgsiu prieš save, tai būsiu atstumta ir nepripažinta. Bet iš tiesų mes esam tokios nuostabios sielos šiuose žmonių kūnuose ir iš tiesų verta leistis į tą vidinę kelionę ir pažinti tas savo sielos gelmes, kurias kiekvienas mes turime ir tyrinėti tas savo patirties paslaptis, kurias jau mes patyrėme ir kurios jau taip pat daro mus tokiais, kokiais mes esame ir iš kitos pusės gali atvesti mus prie to, kokiais mes galime tapti. Tai va ir prie tos temos, kai aš vis sugrįžtu, kodėl žmonės vis tik elgiasi taip prieš savo valią. Tiesiog pradėti savęs klausti ir taip galima savo padėti. Kiekvieną akimirką, kai mes pasielgiam vienaip ar kitaip, kai mes paklausom arba nepaklausom, ką mums sako širdis, mes išduodam save. Ir iš tiesų, jei mes pradėtume sąmoningai stebėti ir šitą pokytį kažkaip savyje įvardinti, kad aš pajaučiau vienokią ar kitokią reakciją, kad jausmą, bet ar aš turiu taip jaustis, ar aš turiu elgtis taip, kad įtikčiau kitiem, bet pati blogai dėl to jausčiausi. Ir iš tikrųjų dažnai mes tai pajutę tiesiog, aš ir pati seniau galbūt irgi taip darydavau, tiesiog pajauti, kad kažkas ne taip negerai, kažkas širdį sunku, tai irgi stengiamės lėkti į kažkur į išorę, vėlgi su kažkuo pabendrauti, kažkaip užsimiršti. Lygiai tas pats alkoholio vartojimas ar kažkoks pabėgimas į tuos socialinius tinklus. Kiekvieną akimirką, kai pasijauti blogai, tiesiog nori tą jausmą kažkur paslėpti ir nustumti tolyn ir kažkaip nejausti to, ką jauti. O iš tiesų vertėtų visada su savim pasikalbėti. Gal tai netgi galėčiau pasakyti. Kai mes pradedam su savim kalbėtis, tada mes rasim ir atsakymus. Be jokios abejonės ieškoti socialiniuose tinkluose ar išorėje kažkur tų atsakymų irgi reikia ir vertinga, nes dabar yra ypatingas laikas, kai tikrai daug žinių, daug informacijos yra pateikiama, kokios seniau galbūt jos nebūdavo ir apie ką seniau irgi niekas nekalbėdavo. Todėl net ir tokio klausimo tikriausiai mano tėvai net nebūtų savo uždavę, ar kaip tai yra rinkti save ir kas tai yra rinkti save, ar būti taip, kaip reikalauja ir verčia mus būti sistema ir į išorę, ar mes galim būti tokiais, kokie mes esame iš tikrųjų. Nes iš tikrųjų kartais būti tokiu, kokiais mes esam, anksčiau galbūt net ir buvo sudėtinga ir nelabai buvo, galbūt net ir įmanoma būti. Iš tiesų, nes kaip aš pati esu ypatingai jautri
Tai tas jautrumas, jeigu jis būtų kažkaip rodomas ir demonstruojamas, tai jis nebūtų teigiamai sutiktas ir nebuvo. Kita vertus, net ir mano artimiausioje aplinkoje, tai, kad aš jautriai priimdavau įvairius reiškinius, kažkaip jautriai reaguodavau į dalykus, tai netgi iš tiesų buvo įvardyjama vos ne kaip kažkoks keistumas ar kažkokia tai nukrypimas nuo normos, o iš tiesų jausti ir leisti savo jausti yra labai svarbu. Ir dabar mes gyvenam tokiu laiku, kai mes galim tą savo leisti. Ir netgi dabar, kai keičiasi Žemės vibracija ir visa planeta irgi keičiasi, tai mes sinchronizuodamiesi su šita Žemės vibracija galim kartu taip augti, tobulėti ir vieni kitus palaikyti. Tai va, ir kita vertus, kai žmonės lieka su savimi, kai mes liekam patys su savimi ir pradedam ieškoti, kodėl mums atsitinka vieni ar kiti dalykai, kartais irgi užstringama yra aplinkoje, vėlgi išorėje. Kaip vėlgi sugrįžtant prie šitos temos, kad mes žmonės tiesiog einam į išorę visą laiką. Ir tada galbūt, jeigu kažkas mums nepatiko, ar kažkas pasielgė su mumis netinkamai, vėlgi mes tarsi kaltinam aplinkinius ir nežinau, ten darbdavius, giminaičius, šeimos narius ar kažką tai. Bet kita vertus mes patys leidžiam taip su mumis elgtis. Mes visada turim teisę ir iš tiesų galiu jūs patikinti, kad kai pradedi rinkti save ir pradedi brėžti ribas, tuomet gali pasirinkti save ir tuomet pradedi būti savimi ir tas pasirinkimas labai sustiprina iš tiesų. Nors galbūt iš pradžių būna ne taip lengva ir paprasta ir tikrai reikalauja pastangų. Vat tas pasirinkimas ir pasirinkti save, tačiau nuo ko svarbu ir galima būtų pradėti šitoje kelionėje, vat, būti savimi, o ne taip, kaip reikalauja visuomenė, išorė, nežinau, darbdavys, vyras, žmona, mama, vaikai. Tai iš tiesų mes niekam nieko nesam skolingi, neskaitant to, kad, tai aišku, jeigu žmonės turi jau vaikų ir jie yra nesuaugę, tai taip mes juos turim užauginti ir suteikti jiems materialinės ir psichologinės gerovės. Tačiau iš kitos pusės mes bendraujant, mes neturim jokio įsipareigojimo patirti kažkokias neigiamas emocijas. Jeigu mums nepatinka, kaip elgiasi mūsų giminaičiai, artimieji, bendradarbiai, darbdaviai, visada galim išreikšti savo nuomonę ir čia nubrėžti ribas, kaip neleisti savęs žeminti, nežinau, net kitas sykį mes net ir negalvojam, kad tai mus kažkaip žemina, bet tiesiog mums kaip ir aišku, mes kaip ir matom, kad pasielgta ne taip, neteisingai, tačiau vis tiek mes vykdom kažkokius ten nurodymus ar bandom įtikti ir prisitaikyti prie aplinkinių, nes dėl to, kad mūsų protas visada bando įtikinti, kad tik prisitaikant ir paklūstant tiems, kas stipresni ir aukščiau už mus ten ar pareigomis, ar nežinau, ar uždirba daugiau, ar dėl to, kad yra tėtis ar mama,
kad jie kažkaip turi daugiau galių ir mes dėl kažkokių priežasčių turim jiems paklusti arba nusileisti. Bet visa tai tik proto žaidimai, kurie veda mus toli nuo mūsų pačių. Ir vis dėlto čia turėtume sukaupti visą savo drąsą ir norą keisti esamą situaciją. Tai iš tiesų labai svarbus žingsnis yra visų pirma, tai išreikšti ketinimą, kad ir nieko nekeičiant, tiesiog išreikšti ketinimą, kad aš renkuosi save kiekvieną dieną atsikelti su ta mintimi, kad aš renkuosi save ir be abejo ieškoti kažkokios tos pagalbos ir galima ir išorėje. Ir vat netgi toks kanalas, sakykime, kaip mano, ar kiti kanalai, kurie drąsina žmonės. Iš tiesų daug dabar tų kanalų yra, kurie drąsina ir mokina, kaip mes turim pasirinkti save. Nes iš tiesų tai mes visi turim tos stiprybės ir tos jėgos. Ir net ir aš dabar kalbėdama čia šitame kanale, aš nesu kažkokia patyrus kalbėtoja, bet aš tiesiog išgyvenau tai, ką aš išgyvenau, ir aš supratau, kad mes tikrai turim labai daug potencialo savyje ir stiprybės, nes iš tiesų aš jau irgi mėgstu pasakyti apie tai, kad mes vis dėlto esam sutverti pagal kūrėjo atvaizdą ir panašumą, ir netgi vien tik nuo žodžio kūrėjas mes esam kūrėjai, tai kodėl mes nekuriam. Tai va, ir iš tikrųjų sistema ir visuomenė, kaip sakyti, iš tiesų bando mus priversti galvoti, kad mes iš tiesų esam priklausomi nuo išorės. Ir dalinai taip ir yra, kad mes priklausomi, nes gyvenam materialiam pasaulyje, gyvenam tarp žmonių ir negalim atsiriboti, nežinau, išskristi kosmosą ar mišką, išeiti gyventi. Tačiau kurti savo aplinką mes visada galime. Ir dėl ko aš sakau, kad labai svarbu yra toksai momentas, kai mes nusprendžiam, kad su mumis daugiau kažkaip elgtis nebegalima. Tai kai mes pasirenkam save, tai mumise tokia stiprybė užauga, tokie sparnai kartais būna vėl paskui atrodo, kaip aš čia taip be to ar vieno ar kito žmogaus, arba be to darbo, kuriame pradirbau ten kažkiek tai antai metų. Ir kad kaipgi aš čia dabar toliau gyvensiu, bet iš tiesų mes galim pakeisti tos darbus. Ir iš tiesų, jeigu žmonės pradėtų brėžti ribas ir neleisti su savim blogai elgtis, juk ir visi darbdaviai pradėtų keistis. Jie suprastų, kad su žmonėmis elgtis blogai negalima ir kažkaip mes pagerintume ne tik savo, bet ir kitų žmonių padėtį. Tai va, ir iš tiesų, jeigu mes, ką noriu pasakyti, kad kai renkamės save, tai atsitinka taip, kad jei gyvenam kažkaip tai ir kažkokią dalelę savęs norim jau pakeisti, tai atsitiks taip, kad reiks atsisveikinti su tam tikromis ir savo dalelėmis, bet taip pat ir su fiziniais materialiais dalykais kažkokiais ir su kažkokiais žmonėmis galbūt atsisveikinti ir su darbais, bet visada į to seno vietą visada ateina kažkas naujo. Tai tam, kad mūsų gyvenimas pasikeistų, mes turim atsisakyti kažko ir palikti visą tai praeityje. Ir be abejo, jokių būdų nesmerkti savęs ir tų įvykių ir tų aplinkybių ar kažko neniekinti, suprasti, kad kokie jie vertingi yra, tie dalykai, kuriuos mes patyrėm, ir kad mes nuo jų galim atsispirti ir žingsniuoti kažkur toliau. Tai dar vienas labai svarbus žingsnis tam, kad mes galėtume žingsniuoti toliau, tai pripažinti tai, ką mes jaučiam, pripažinti
ir nemeluoti savo, ir nemeluoti savo. Labai svarbu, kaip čia pasižymėjau, nes tai kaip kartais mes tiesiog pateisindami kitų netinkamą elgesį ar savo, sakom, kad aplinkybės mus taip privertė elgtis. Ir mes taip tarsi norim pateisinti tai, kad mes darom neteisingus pasirinkimus, tarsi save apgaudinėjam. Tai labai svarbus dalykas yra nustoti savo meluoti. Nustoti meluoti, kad ir santykiuose su artimaisiais, su vyru žmona ar darbuose, profesinėse veiklose, kad jeigu aš dabar čia kažkaip vienaip ar kitaip prisitaikysiu, nusižeminsiu, save paminsiu, padarysiu kažkaip prieš savo valią, nes širdis ir supratimas kažkaip sako, kad reiktų elgtis kitaip, bet aš gausiu kažkokias kitas šitas, kai gausi kažką vietoj, padarysi kažką, ko pats nenori ir gausi ar tai pripažinimą, ar tai kitas žmogus tau pasakys labai gerai, kad čia padirbai 3 valandas ilgiau darbe pasėdėjai ir ar ten, nežinau, žodžiu, būsi kažkokios grupės ar organizacijos šita dalis. Tai kartais tas savęs nuolatinis paminimas savo norų tikrai priveda mus prie to, kad mes paskui nebejaučiam nei gyvenimo džiaugsmo, mes lyg ir ieškom tarsi pripažinimo ir laimės ten, kur jau jos senai nebėra. Ir tai netgi kaip čia kažkada aš irgi pasižymėjau. Kad mes tarsi, kai kaltinam kažką, kad tam tikrose aplinkybėse mes pasielgiam vienaip ar kitaip, o jei apsuktume monetą kitą pusę, juk kitas žmogus galbūt tose pačiose aplinkybėse pasielgtų vėlgi visiškai kitaip. Tai vėlgi čia būtent ir atsitinka tas dalykas, kad viskas priklauso nuo mūsų požiūrio ir nuo to, kokią mes mikrovisatą kuriam savyje. Tai aš labai noriu patikinti visus ir padrasinti, rinkti save ir būti savimi. Ir šitoje kelionėje nelengvoje praeinam laiko nemažai, žinoma, kol mes įsitvirtinam ir suvokiam, kad nepriklausyti kuo daugiau žmonių grupių, kad turėti kuo daugiau bendraminčių, draugų, nežinau, kur nuolatos tu būtum visada veiksme, kažką veiktum, su kažkur eitum, plepėtum, ar linksmintumėsi nuolatos, kad nėra taip pats svarbiausias ir nežinau, kaip į laimę vedantis dalykas iš tiesų. Tai buvimas savimi yra labai vertingas žmogui ir pasiekiamas dalykas iš tiesų kiekvienam. Ir ypatingai dabar, kaip planeta Žemė keičiasi, kai žinių vis daugiau yra ir žmonės gali rinktis iš tiesų iš daugybės dalykų. Tai aš labai linkiu jums pasirinkti teisingai, pasirinkti save, būti stipriais, tikėti savimi, pasitikėti. Ir šitoje kelionėje į save, į pasirinkimą savęs, labai svarbus aspektas yra tai, kad ieškoti ryšio su savimi. Nes tam, kad pasirinkti save, tai be jokios abejonės reikia rasti ryšį su savo siela. Ir čia šitoje kelionėje taip pat labai padeda žinojimas, kad mes niekada nesam vieni
net jeigu ir išorėje galbūt liks mažiau žmonių, mažiau, nežinau, draugų, giminaičių ar bendradarbių, kad mes visada nesam vieni iš tiesų ir mūsų angeliški aspektai ir mūsų kūrėjas visada jis yra šalia, tik mums verta į jį kreiptis ir jis visada mums padės. Kaip ir galbūt atsiųsdamas kažkokius mokytojus, kažkokius vedlius ir kažkokias žinias suteikdamas ir svarbiausia žengti tuos pirmosius žingsnius, tai yra įvardinti savo ketinimus, kad mes norim būti savimi, kad mes norim kad mes renkamės save, kad nebesirinkti prisitaikyti ir būti mažesniu, negu mes galvojame, nes mes kiekvienas galime būti, nežinau, kuo tik tai mes save galime įsivaizduoti. Tai yra būti vertiems meilės pirmiausia savo. Tai šį kartą atsisveikinu su jumis ir iki kitų kartų. Iki.